Koks jūsų mėgstamiausias metų laikas? Pavasaris. Taip. Pirmiausia, tai pamatai tą žalumą, kokia jinai graži pavasarį, kada tik atbunda. Tiesiog nuostabi. Ir galvoju, iš kur jinai tokia. Grįžtantys paukščiai labiausiai patinka jų garsai, jų sveikinimai, pažiūrėk, kaip pempė parskridus klausia, žemelė ar gyva. Ir kiti metų laikai savotiški yra. Ir visi gražūs sako, va, jau vasara, tai ten visi jausmai atostogauja, jau aprimsta gamta, jau įpranti į tą viską. Nors tai sako, netikėt, sako, ties medų neša vasarą, dauguma vis tiek dirba pluša. Man ruduo, kada medžiai lapais verkia. Tai yra labai gražu. Tos spalvos kitokios. O žinoma, jeigu sniegas, viskas tai tikrai irgi savaip. Tik reikia sniego, reikia, kad būtų balta, kad būtų apširkšnėję. Laukęs pavasario. Laukiu užtat, kad vis tiek atbundi su gamta ir tu keliesi, bundi ir eini, nes tave tiesiog kelia. Ir turi eiti, kaip ir paukščiai, kaip ir žolė, kaip ir gėlės atbunda viskas. Ir tu jautiesi taip ir eini link pavasario. Saulės lauki, šilumos tave pašildo. Senus kaulus, atbundi, jo, apglėbė tą šilumą. Pažiūrėk, netgi vėjas, koksai jisai malonus pavasarį būna, o Dieve, atgaiva. Tiesiog atrodo, kad glosto jis tave. Pažiūrėk, nuėjom prie upelio, kaip jis gražiai bėga. Bet kažin, ko jis laukia, kuris skuba, ką jis neša. Kokį laukimą, kas jo laukia įdomu. Bet jis taip skuba ir skuba, pažiūrėk, kas jisai stojo, visada žiūri į tą vandenį bėgantį ten, į tą krioklelį. O jis vis tiek skuba, kas metai, o ypač pavasaris, tai toks galingas. Visas gyvenimas iš tikrųjų laukimas. Ir iki pabaigos tu lauki ir lauki. Bus geriau, bus. Ir tai pasibaigia gyvenimas su laukimu.